va, gavau arbatą. Arbatas mačio. Atsidarau šitai, va, ir vieną praveriau. Dulka. Toksai lyg kartumas yra. Žiūrėsiu, ir kitą atsidarysiu. Šitaip, duosiu sunaudoti. Kvapas skiriasi. Bet kartumą tokį aš užuodžiu. Nemoku paaiškinti. Tai va, tai dabar nežinau, bandysiu šitą. Šitą. Čia jau sumeluot su kuo čia tiksliai. Dabar kažkaip, žinau, kad antioksidantų yra daug. Vienu žodžiu, šiandien vietoj kavos geriu šitą pažiūrėti. Aišku, kavos skonio aš vis tiek jaučiu norėsiu. Bet pridėtas toks lankstinukas. Čia dar papildomą nuolaidą gaunu sekančiam užsakymui. Reikės jo karšto vandens. Šaukštelis mačia arbatos. Šaukštelis mano toksai. Bet ten rašo 1/2 šaukštelio pradžioj arba 1 šaukštelis. Nu, tai aš pradžioj dėsiu 1/2, tai reiškia pusėje. Nu, va taip. Ta puodelį man didelis puodukas. Čia per plakimai būtų gal patogiau. Žodžiu, neužviręs turi būti vanduo. Ai, galima su šluotele suplak. Maždaug apie tiek vandens, tiek arbatos. Graži spalva. Valiu, aš moku plakti, nes nebandžiau daug, nežinau, ką plakti. Bandom. Dublis antras. Palaikyta, gerai. Nu, iš tokio nedidelio beveik pilnas puodukas galvose. Susiplakė. Skonis tai o toksai. Net nežinau. Nėra kartumo tokio, kad būtų nemalonu gerai. Bet aišku, nėra skanu. Aš norėčiau pasisaldyti medum kokio. Pabandysiu pieno įsipilti. Biskį. Nesugadyti. Gaunasi balsgan. Gerimas. Na, man svarbiausia, ar suveiks, ar aš šiandien energijos turėsiu. Be kavos pabandysiu pabūti. Žinokit, geriasi visai lengvai. Su pienu jinai gaunasi švelnesnė. Tai taip, kad visai normaliai galima išgerti. Kava stipresnis būna tokis kartumas ir mes geringi. Tai čia taip, kad viskas labai normaliai. Tai va, su pienu. Mačia, su pienu. Gyvuliniu pienu. Man visai patiko. Damušiu ir kitą. Va, galvosiu šitą mačio. Kada čia biškį blikiam dugno, nu nieko. Išgersiu. Ir dar biškį pieno, nes man su pienu visai patiko. 1 šaukštelis. Daug net nepilu. Ir 3. Taip užtenka. Gaunasi tokia pienuota arbata. Na ir pažiūrėsim, kaip man suveiks. Stogais lakstysiu. Stogais lakstysiu. Vienu žodžiu. Skanu. Man skanu. Nežinau, kaip kitiem būtų, bet man asmeniškai palyginus netgi su kava, tai arbata gaunasi švelnesnė, skanesnė, bet skanu. Jau matai antrą puoduką. Visai skanu. Tikrai. Galiu gerti. Nes aš galvoju, gal čia negalėsiu gerti. Kokią kartę nusipirkau. Bus panašiai kažkada, kai pirkau kava. Tada neišmečiau, bet aš jos ir nenoriu. Cikorijų. Va, tai jinai karti yra cikorijų kava. Labai karti. Nežinau, gal ten ir su pienu gal gautųsi kažkas kitaip. Cikorijų pasirodo va tokia, va cikorija. Tai čia va jos kava. Nu, gal kada dabręsiu iki to, kad ir tą kavą pabandysiu. Bet žinokit, tikrai rekomenduoju, kam kava neveikia pupelių kava. Tai puikiausiai iš tamačia geriasi skaniai. Tik tai nežinau, kokias rezultatas bus. Ar aš tikrai miego nenorėsiu, nes, pavyzdžiui, kiekvieną dieną aš nežinau, atsikeliu ir vieno žiovavimo, vien miego noriu, išgeriu kavos, vis tiek aš žiovavau, aš nesuprantu, kava manęs visiškai neveikia, netonizuoju. Pažiūrėsim kaip šitą. Va, iki tirščių išgeriu. Taip kad išbandžiau. Nežinau, reklamą padarysiu.